Labas, aš papasakosiu, ką aš noriu padaryti per šį mėnesį. Aš noriu numest svorio ir duodu savo 1 mėnesį tai padaryti. Labai kviečiu, jeigu nori, prisijungti prie mano svorio metimo ir duodam savo 1 mėnesį ir bandom numest svorio. Aš kadangi tai esu bandęs ir man yra tai sėkmingai pavykę padaryti, aš galiu duoti patarimų, kaip tai reikia daryti. Ir tiesiog manau, kad vis tiek sveika numest svorio ir kodėlgi to nepadarius. Jeigu aišku nori, žinai, turiu omeny. Aš tiesiog žinau, kad aš tai darysiu. Aš esu numetęs per 2 mėnesius 10 kg. Ir tai skamba labai gerai. Bet kas įvyko man po 2 mėnesių, tai yra mano kūnas nuėjo į psichozę, mano protas nuėjo į psichozę ir aš pradėjau valgyti viską, ką tik įmanoma. Turiu omeny, ant tiek daug maisto aš gyvenime nesuvalgęs. Nes mano kūnas pagalvojo, kad aš daugiau nebegausiu maisto, nes taip greit nukrito visas svoris. Guess what? Aš per 1,5 mėnesį, man atrodo, priaugau atgal visus 10 kg. Tai ką man daryti kitaip, kad vėl tas pats neįvyktų? Galiu pasidalinti savo didžiausiam klaidom. Mano kalorijų deficitas per tos 2 mėnesius buvo kažkur apie 1000 kalorijų į dieną. Tai aš suvalgydavau 1000 kalorijų mažiau, negu aš sudegindavau. Ir 1 kilogramas yra 7700 kalorijų, tai turi sudeginti kažkur tiek, kad numesti 1 kilogramą. Tai aš per savaitę kažkur numesdavau 1 kilogramą. Sakau, skamba labai gerai. Bet kadangi mano kūnas šiaip yra pripratęs gauti taip normaliai maisto, tai toks greitas svorio numetimas ir toks deficitas mano kūną trupučiuką įmetė į tokią kaip paniką, nes mano kūnas pagalvojo, ar tu nebegausi maisto, žinai, ar viskas mums šagės. Tai užteko tik 1 dienos. 1 dienos, kai aš nuėjau nuo savo dietos ir viskas tiesiog sugriuvo. Ir tiesiog skau, aš taip po truputį valgiau. Pačias pirmas dienas aš valgiau nesveikai daug, turiu gal 10 000 kalorijų. Ir aš net nebenorėjau valgyti, bet tiesiog toks dalykas buvo. Kaip padaryti, kad taip neįvyktų? Aš kalbu apie save, aš nežinau, ar čia visiems žmonėms tai būna, aš nežinau, ar tau tai būtų, bet manau, kad tiesiog reikia lėčiau mest svorį. Tai koks mano planas dabar per šitą mėnesį yra, manau, kad tiesiog mano deficitas kalorijų per dieną būtų iki 500, kad nebūtų virš 500. Tai yra toks sveikas deficitas, aš domėjausi, kad čia yra toks sveikas ir normalus svorio numetimas. Ir taip, aš žinai, ten per savaitę numesiu gal tik tai 0,5 kilo, bet man jau geriau, žinai, ten per mėnesį numest tik 2 kilus, negu per mėnesį numest 5 kilus ir tada po mėnesio, žinai, viską priaugti atgal. Aš tikiuosi, kad toks lėtesnis toks svorio numetimas ir svorio pokytis, žinai, kūne tiesiog neįmes mane į tokią psichozę ir mano kūnas tiesiog pripras ir pagalvos viskas gerai, čia taip natūraliai, žinai, mes tiesiog mažinam svorį. Kad nebūtų tiesiog vėl toks what the fuck is going on, žinai, ten 10 kilo, oh my god. Tai ir aš skau, jeigu nori prisijungti prie manęs prieš to mėnesio svorio metimo, tai gali bandyti ten, žinai, 1000 kalorijų į dieną valgyti mažiau ir iš viso pradėti dietą yra labai sunku. Bet tikrai verta. Ir jeigu, žinai, jau seniai mąstai, kad nori numest svorio, tai tikrai prisijung prie manęs, pabandom, pažiūrim, kaip gausis. Sunku užlipti ant dietos, tai po truputį, žinai, ir pabandom. Ir tikrai, žinai, jeigu prisijungs, tai parašyk į komentarus, man labai įdomu ir tiesiog bus toks man geresnis jausmas, nes galvosiu, kad aš tai darau ne vienas ir bus faina. Aš po mėnesio tada įkelsiu, žinai, video su savo visų progresu, su visku, kaip man sekėsi ir su visų aptarimu. Ir tikrai būtų faina po mėnesio irgi, kad parašytum irgi į komentarus, žinai, kaip tau sekėsi. Tai tikrai, jeigu nori prie manęs prisidėti, tai būtinai parašyk į komentarus, gali parašyti, žinai, savo svorį dabar, kad žinotum, kad atsimintum ir vėliau grįši į šitą video ir
parašys. Nu, čia tiesiog aš galvoju, kaip būtų faina. Bet jo, aš bandysiu, gali prisijungti ir ką galiu daugiau pasakyti. Svarbiausia klausyti savo kūno. Klausyti, ką kūnas sako, kaip reaguoja į visus pokyčius. Ir jeigu labai blogai jautiesi, trupučiuką pristabdyti. Nebūtina ten kasdieną, žinai, jau visiškai save kalt, kad tik numest tą svorį, kad pasiekt tą savo nusistatytą svorį, žinai, bet kad tai nebūtų kaip kokia kančia, kad tai būtų smagus toks iššūkis. Aš numesiu gal kokį 1 kilą per mėnesį. Ir tai bus naudinga, ir tai bus toks tiesiog pažiūrėti, ar man pavyksta ar ne. Ir galbūt toks sveikesnis gyvenimo būdas patiks ir pasiliksim toliau. Tai vat, aš tai vis tiek bandysiu. Ir žiūrėsiu kaip gausis, nes norėčiau numest svorį trupčiuką ir pradėti sveikiau gyventi. Nes sakau, po šitos psichozės, į kurią buvau nukritęs, tai jau tikrai nebebuvo gerai. Tai vat, viskas. Ačiū labai tau, kad žiūrėjai ir baigiu šitą video. Bus awesome. Jeigu dar tu prisijungsi, tai bus dar labiau awesome. Ir tikrai, sakau, dar padarysiu kelis video, žinai, gal kažką atrasiu, dar kokių patarimų, dar kažką. Tai jo, varom, padarom tokį iššūkį savo. Ir šiaip, ką tik pagalvau, jeigu nenori svorio mes, tai šiaip kokį savo iššūkį, žinai, vat 1 mėnesiui tokį nusistatyk, ką nori pasiekti per 1 mėnesį, žinai, numest svorį, ten tiesiog ar baigti saldainius valgyti, ar žinai, ten tiesiog išmokti kokius sausainius gaminti. Viskas, šitas mėnesis prasideda nuo dabar, nuo šiandien ir varom, jeigu prisijungi prie manęs, labai smagu, aš tikiu tavim, aš tikiu savim. Savim trupučiuko mažiau negu tavim, bet aš vis tiek tikiu savim ir tavim ir varom. Tai vat, gerai, viskas. Geros likusios dienos arba gero likusio vakaro ir aš tau sakau iki.